Команда X. Слышишь, пассажиры, что пробовал, хоры составляют. Na kągi, šiandien susirinkome visi atlikti labai svarbaus darbo. Turime sunkią misiją ir turime išsiaiškinti, kodėl iki šiol Centrinis bankas dar vis yra nebandytas plėšti. Kolega, paaiškink, kokias kliuksas kolegas čia paaiškink. Mūsų šiandienos planas. Ateina čia, kebra, visi ateina, susirinkam. Gerai, tai planą aš dabar pasakysiu. Tai apžiūrėjom banką, tai dabar pasakysiu, priskirsiu darbus visiems ir ką turėsim daryti plėšimo metu ir aiškintis, kodėl bankas yra plėšiamas. Gerai, tada priskirsiu aš tada krapštuk droną skraidyti, prižiūrėti aplinkų aplinką, pranešinėti, kažkas atvažiuos neaiškus asmenys arba pareigūnai. Tau, Denį, priskirsim šitą darbą nulaužti kameras, kad nenustebėtų mūsų veiksmų ir taip pat elektrą visam banke. Belski, tu su manimi įsiverši į vidų banką ir mes dviesi įsiaiškinsim, kodėl bankas nėra plėšiamas iki šiol. Aišku visiems, nėra klausimų? Nėra. Aišku. Nėra. Ką prie darbų? Ką mes iš viso šitą šūdą darom? Mes negaudo čia nieks. Dronas pakeltas. Jokių pašalinių nematyt. Viskas švaru. Denį, pasiruošęs dabar tavo dalis. Aš gimiau pasiruošęs. Važiuojam. Gerai, aš greitai, atsidraugu visiškai. Pasiėmu įrankį dėžutę. Pasidarysit greičiau. Pasidedu įrankį dėžutę. Greit ištraukiu laužtuvą. Laužiu spinelę, atsidarau skydinę. Greit įsitraukiu planšetę. Pasižiūriu, kurie priklauso nuo kamerų, laidai ir kurie nuo elektros. Greit su peiliu nukirpu. Greit viską susidėžu į dėžutę. Viskas bėgam, neturim laiko. Greitai įmetu viską į bagažinę. Denį, viskas išėjo. Tai švaru. Ką dabar? Tvarkelio. Dabar į patį banką dėsime su Belskiu. Denį, tu perimsi vairą dabar. Ir miestas, aišku.
Bėski patikrink pistoletas ir užtaisytas ir patikrink, ar kaukia gerai laikosi. Gerai, ištraukiu pistoletą. Čia įstraukiu pistoletą, patikrinu apkabą, Pasiimu pilna apkabą. kulkų, kaukia gerai laikosi. Kaukė prilipus prie veido kaip niekad. Nu, tai gerai, lipam, nieko nelaukiam. Lipam. Ne, perėmė vairą. Man vaira, man vaira. Gerai, tada aš pasiimsiu nulaužimo įrankį. Bandysiu nulaužti spyną. Nulaužiu spyną, einam Belskį švaru. Panašu, kad personalo nėra. Gerai, ištašęs vieną ranką ištrauksiu nulaužimo įrankį. Įdėsiu nulaužimo įrankio galą tarpdurį. Ir pralaušiu duris. Einam. Gerai, apžiūriu aš kompus, bandydamas surasti kokią svarbią informaciją. Apžiūrėsiu dokumentus ant stalo. Panašu, kad čia nieko nėra, turbūt reikės vaštis į vidų. Žiūrėt kada. Belskį lauštis į vidų, nieko nesuradau dokumentus. Trauksiu planšetę iš kuprinės. Pabandysiu nulaužti 6 skaitmenų kodą. Pavyktų nulaužti 6 skaitmenų kodą. Keliaujam. Einam. Reiks nulaužti. Trauksiu vėl planšetę iš kuprinės. Pažiūrėjęs planšetę pamatyčiau, kad šis kodas yra biškį ilgesnis, yra 10 skaitmenų, tai gali užtrukti biškį ilgiau. Pabandyčiau pirmą kartą nulaužti kodą. Man nepavyktų. Bandau antrą kartą nulaužti kodą. Pogi nepavyktų. Trečią kartą bandau nulaužti kodą. Kodas būtų nulaužtas. Kolega gali ateit. Davai, neturim visos dienos, davai, rakink. Pasirodo, kad šitas 10 skaitmenų kodas atjungia tik signalizaciją ir vartai vis tiek neatsidaro. Tai aš manau, kad mums teks sprogdinti šitas duris. Davai, neturim visos dienos, davai greičiau. Išsitrauksiu vieną C4 bombą iš kuprinės. Prilipinsiu ją prie durų. Išsitrauksiu antrą C4 bombą iš kuprinės, prilipinsiu ją prie kitos durų vietos. Išsitrauksiu trečią C4 bombą. Prilipinsiu ją prie dar kitos durų vietos. Paskambinsiu, sujungsiu bombos telefonu. Paskambinsiu uždėsiu 15 sekundžių timerį. Gerai, reikia pasitraukti. Ne, legiam. Eina, sako, greitai sprogo, davai greičiau paskubam. Bėgam. Bandysiu nustumt duris. O, čia. Gerai, čia tai reikės vėl traukti įrankį. Davai greičiau. Ištrauksiu laužtuvą iš kuprinės, įdėsiu už to galą tarp durų. Išlaušiu spyną. Panašu, va, kodėl bankas nėra plėšima. Jisai tuščias. Nu, pastebėjai, nėra nei personalo, nieko. Pilnai tuščias. Čia
ištraukčiau iš kuprinės biškį mažesnį laužtuvėlį ir bandyčiau išlaužti banko dureles. Bosas sulūžo laužtuvėlis, ką daryti? Lūžo, blemba, dar vieną turiu pasimk už kuprinės, pasimk. Šiam už boso kuprinės antrą laužtuvėlį. Da, yra Bandau vėl daryti tas pačias dureles išlaužti. Ištraukčiau dėžutę, pavyktų išlaužti. Yra tankas? Matyčiau, kad tušia. Reikia bandyti dar vienas. Da. Pereičiau prie kitų durelių, su to pačiu laužtuvėliu išlaužčiau dėžutę. Pamatyčiau, kad taipogi yra tušia. Blemba, davai dar vieną, ko čia viskas tušia? Bandyčiau išlaužti dar vieną dėžutę su to pačiu laužtuvėliu. Ištraukčiau dėžutę ir pamatyčiau, kad taipogi nepatikės yra tušia. Yra tušia. Gal šitoj čia kažkas yra? Bandom ją atidaryt. Gerai, tada aš Iškišiau Taip. smailų laužtuvėlio kamputį už dėžutės sujungimo. Išlaužiau viršų dėžutės viršų. Pamatytume, kad jis yra taipogi tuščias. Nu, aš matau išvadas galima daryti, kad čia bankas visiškai tuščias, to jis Jis nėra yra prašymas. nedirbantis, yra tuščias. Galimai bankrotavęs. Manos, tik greičiau iš čia varyt. Čia viena paskutinė dėžutė. Da, greičiau Ir paskutinį. atidaryčiau su laužtuvėliu išlaužčiau dar vieną dėžutę ir pamatyčiau, kad jos viduje yra tik daug dulkių. Eina savo signal. Sukas bėga. Signalizacija. Deni, pasiruošk už vairo, Pasiruoš bėg. Laukiu. Da. Krapštukai, nieko nėra aplinkui. Ne, tik tais dar nieko. Da, atvarom. Vėski, lip. Bėgam. Važiuok. Bėg. Signalizacija suveikia. Tai ką, manau, galima apibendrinti, jog, kaip sakoma, bankas yra tuščias, manau, galima važiuoti link namų, aptarti visos kelionės įspūdžius. Na kągi, bankas buvo tuščias, žiūrėkam, bet... O, kad sužinot, kodėl bankas nebuvo prašymas, mes viską įsivažinėjom, darėm. Vėlski, papasakok, ką mes ten suradom ir kodėl. Sirenos, mano nuomonė įvyko dėl to, kadangi kodas prie durų nebuvo durų nulaužimo kodas, tai buvo prašiausiai aliarmų išjungimo kodas, tačiau mums teko duris sprogdinti su C4 bombomis. Ir, aš spėju, jog sirenas veikia dėl to, nes buvo per garsus sprogimas. Įėjus į vidų išlaužėme berods 4 dėžutes ir iš jų visi tiesiog buvo dideli dulkių kamuoliai, tai iš to galima matyti, jog bankas yra labai ilgai nenaudojamas ir visiškai neprižiūrimas. Dar aš prie to pridursiu, bankas buvo pilnai tuščias, nei vieno personalo, kompai pilnai tušti, jokio failų, jokios informacijos. Tai manau, dėl to galim padaryti išvadą, kad bankas tiesiog bankrotavo. Na, kaip jums sekės? Tai manau, iš savo pusės viską gerai padariau. Krapštu, kaip tau? Nebuvo nieko, nepašalinių nematyt buvo. Kaip dėl kokio žiūrkio matėt odegą pareigūnų nieko? Aš pažinę. Civilių jokių nieko? Krapštuk. Ne. Krapštuk. Nu šiaip ant galo, kaip sirenos, dabiškai pradėjo važinėti daugiau. Civilių, okei. Tvarkelė, odegų nebuvo? Daugiau ne. Niekas nestebėjo, gerai. Tvarkelė, tada misija vykdyta. Valio! Mums pavyko! Eina sau, yes! Uhu! Epic! Victory Royale! Oh yeah! Jei nesigaudai laikrodį Gerai, baigęs. susirink reikalingą